duomenis apie jo dėdės nužudimą. Taip. Ir apie jo tėvuko nužudimą irgi. Tai aš manau, kad ir ypač po to šūvio, kai tik atsitiktinumo dėka Trumpas liko gyvas, tai Trumpas dabar bus pilnai pasiryžęs išslaptinti tuos duomenis ir Amerikos slaptasias tarnybas nutvoti. Vėl Robertas Kennedys savo prezidentinės kampanijos metu, nesvarbu, kad jisai atsiėmė savo kandidatūrą, bet jis vis tiek už jį balsuot galėjo. Kalifornijoje 1% žmonių už jį prabalsavo. 500 milijonų surinko balsų. Jo. Tai Kalifornijoje ten stipriai daug jisai surinko. Tas 1% nedaug, bet absoliučiai skaičiais. Tai Robertas Kennedys irgi pasakė mintį, kad išslaptinus duomenis mes matysim spec tarnybų darbą ir užtat jis buvo nusiteikęs, jis 1000 etatų buvo pasakęs, kiek etatų jisai panaikins spec tarnybų darbuotojams, kurie užsiema ne darbų konkrečiu, o numatymų gairių, kaip turi CŽV ir panašiai elgtis, tam, kad nuversti vieną vyriausybę, kitą vyriausybę. Šitoje vietoje kitas profesorius yra irgi, jisai pasakęs, taigi vieši duomenys. Po 47 metų, kai CŽV buvo sukurta, 60 kelias pasaulio vyriausybės nuvertė jie. Ir tai sakė, visi duomenys vieši. Ir nuvertė ne tai, kad už demokratiją, kai kur nuvertė demokratinės ir pastatė diktatūras. Fašistus, kai kur nuvertė diktatūras, pastatė demokratinės, nes karinė jėga ir šitokia jėga ir buvo naudojama Amerikos užsienio politikai. Tai dabar grįžkime atgal vėl prie Trumpo. Trumpas kartu su Kennedžiu išslaptinę visus duomenis apie ir parodė, kad spec tarnybos prisidėjo prie Amerikos prezidento nužudimo, jie galės tvoti ir patvarkyti tas spec tarnybų savivalę. Šitam kontekste aš dar vis prisimenu, pas save buvau įdėjęs tokią nuotrauką Kennedžio. Jo ten jisai telefonų kalba ir veido išraišką. Situacija buvo tokia, kad Kennedžio kabinete fotografas ir jam tuo metu paskambina iš spec tarnybų ir praneša, kad buvo įvykdytas Amerikos prezidento nurodymas ir nužudytas Afrikos nacionalinio išsivadavimo lyderis Patrick Lumumba. Ir jam pranešė tą žinią, kad čia ne jo buvo nurodymas, tai buvo Eisenhowerio nurodymas. Ir jam pranešė tą žinią, kad jį nužudė. Ir veido išraiška Kennedžio. Su kuo mes susiduriam? Verta prisiminti Hillary Clinton, kai pranešė, kad Kadafis buvo nužudytas. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do? He saw, kaip puiku, kaip puiku. Ten psichopatai. Tai, bet jie valdo ir jie visi ant mūsų. Tai aš manau, kad Trumpui dabar kartu dar priedo su Kennedžiu, tikrai šičia valios dabar reikia politinės valios. Šitoj vietoj nutvoti tas spec tarnybas, tuo labiau, kad spec tarnybosgi dirbo prieš prezidentą Trumpą. Tengi jam buvo problemų, jie specialiai jį ten seka ir taip toliau. Tai šitam kontekste žiūrint, aš matau šviesias gaires Lietuvoje ir Europoje, kaip valstybė, kaip didelė galinga valstybė, jei konkurentas Europa, ekonominis konkurentas, nereikalingas. Ir Europa, imkim ir Vokietiją, išdavikų valdžia Vokietijoje. Ne Tulsi Gabbard, o Vokietijoje Sarah Wagenknecht irgi tiesiai sako, ką jūs darote. Ir ne, kodėl jūs žlugdote Vokietijos ekonomiką. Alternatyva Vokietijai partija irgi sako, kodėl jūs žlugdote Vokietijos ekonomiką. Tai ta išdavikų, jie nesako, tai išdavikų valdžia, aš sakau tai. Tai išdavikų valdžia Vokietijoje
Ir Europoje kitur, daugelį šalių, jų savo ekonomiką sužlugdė ir tai yra nauda Amerikai. Nes ten buvo paskaičiuota, ar 700 milijardų, ar trilijonas dolerių iš Europos pabėgo į Ameriką, persikėlė į Ameriką ekonominių požiūrių. Tai dabar, jeigu Europa atsiribos nuo Amerikos prieglobsčio, tai tada yra šansas, kad mes susėdam su Rusija, draugiškai susitarėm ir tada ta mintis, kuri tokia nuostabi, nuo Vladivostoko iki Lisabonos, tai mūsų bendra teritorija. O šitas dabar labai bijo. Nu, čia Bzežinskio idėja buvo. Bet šitą idėją ir Amerikos čia nereikia. Lygiai kaip Trumpas buvo pasakęs, kai jisai buvo prezidentas. Jis viešai tą pasakė. Monroe doktrina veikianti. O ką reiškia Monroe doktrina? Tai reiškia, aš Ameriką sakau, niekas nedrįskite lysti į Centrinę ir Pietų Ameriką. Tai mūsų teritorija, tai mūsų vasalai, tai mūsų uždaras kiemas. Niekas nedrįskite. Vargšai. Gaila manių iš tikrųjų. Jo. Bet jeigu Amerika atsiriboja ir pasako Europoje, jūs gyvenkite kaip norit, mes pas jūs nesikišam, tai tada yra šansas mums gyventi taikiai. Ir ne mano, aš kartosiu Financial Times prieš kokius 4-5 metus pakartotą mintį. Jeigu norite, tai ir Bismarko mintis 1869 metais pasakyta, kad jeigu Rusijos pajėgumai susijungtų su Vokietijos, tai būtų pasaulinė galia. Financial Times pasakė, kad Europos, pirmoje vietoje apie vakarų Europą, ar ne? Europos ekonominis klestėjimas buvo paremtas ir yra paremtas pigiais energetiniais resursais. Pradžioje iš Tarybų sąjungos, 67 metais berods pirmosios vamzdžius nutėsė dujų. Pradžioje iš Tarybų sąjungos, o paskui iš Rusijos. Ir šitą klestėjimo pagrindą Amerikos nurodymų Europoje savo norų išdavikų valdžios ir sunaikino. Vietoj tos kolūnai iš... Nes Amerikai taip geriau. Laisvės dujos, sakė. Taip, laisvės dujos, atsiprašau. Tai aš manau, kad atsiranda šansas, kad Lietuvos valdžia, kuri kaip šuniukų valdžia, jinai los pagal nurodymą ir sakys, mes viską įvykdysim ir parduosime bet ką ir bet kur. Aš kalbu apie tai, kaip Lietuvos žmonės buvo parduoti ir kaip Lietuvos nepriklausomybė buvo parduota ir apie tai, kai konstitucijos nesilaikoma, nes tiesiog reikia. Tai šita išdavikų valdžia elgsis Lietuvos toliau taip pat, bet tik tai gal nebus tokio grubaus užsakymo daryti tiek daug žalos būtent Lietuvos žmonėms. Tai viltis mano po Amerikos prezidento rinkimų, kai Trumpas vis tik nebejotinai jau tiek buvo procentų, tiek suklastoti nebuvo galima. Ne, jau per daug laimėjo. Tai mano viltis yra labai šviesios. Na, reikės palaukti iš tikrųjų. Aš šiaip skeptiškas Trumpo atžvilgiu, kaip ir jau apskritai visos Amerikos politinės klasės, nes ten atsitiktinių žmonių nebūna vis tiek, per didelis žaidimas yra. Bet jo grupuotė yra ta, kuri nebenori globalaus Amerikos vadovavimo. Ir jinai atsisako globalaus vadovavimo. Ir tai yra nuostabu ir puiku. Tada reiškia bus 3, 4, 5 centrai, poli. Kaip Putinas 2007 metais sakė, tai buvo galima įgyvendinti su mažiau kraujo, pasirinktas variantas su tiek tai kraujo, nes tai buvo galima padaryti. Gerai, kad Lietuva dar nebuvo įtraukta į karinį konfliktą tiesiogiai. Tai tuo reikia pasidžiaugti. Čia per porą metų mes pamatysime, aš dar sunku kažką prognozuoti, vis tiek reikia palaukti, kol ateis inauguruotas. Ne. Ukrainos reikalus sutvarkyti. Ukrainai nutraukė finansavimą, viskas.
Nutraukus finansavimą, po 2 savaičių ar po 3 savaičių viskas. Ne, Jie tai turi jau, bet iškelti finansavimą jau. vėliavas ir vėl tada kas... Gal Europa perims finansavimą? Tai Trumpas tą ir pasiūlys. Nebejotinai, jūs norit, jūs ir kiškit pinigus, bet Europai nėra prasmės. Europai tam nėra prasmės. Europai savo ekonomiką atstatyti reikės. Ir tai užtruks, kai Amerikos nurodymų Japonijos valdžia savo ekonominį stebuklą sunaikino. Tai berods dabar 30 metų jie dar neatsigauna. Ekonominių požiūrių jie neatsigauna. Ir čia kaip tas profesorius Saks sako, aš klausiau Japonijos tuometinės valdžios, kodėl jūs taip pasielgėt?